Važiuojam. Sveiki gyvi. Aš ir vėl jūsų ekranuose ir labai tikiuosi, kad šį kartą juose pabūsiu šiek tiek ilgiau negu praeitą kartą. Man atrodo, paskutinis mano išėjimas į YouTube buvo prieš 6 mėnesius ir tada informavau, kad dėja, mane pavedė mano kompas, kas nebuvo šiaip nuostaba. Man nuostaba buvo, kad po šitiek metų ir po šitiek suliejimų jis vis dar kažkaip veikia, tai kad jis tiesiog vieną dieną nusprendė nebeįsijungti manęs. Nėra, kad labai nustebino, tik tai nustebino kainos marokietiškose parduotuvėse visų Apple produktų, kurios yra žymiai didesnės negu Europoje. Va, jum ir pigiau Afrikoje. Tai paskutinis videokas, kurį įkėliau, buvo trumpas update'as iš vakarų Saharos sostinės, kur aš jau atsiskyrusi nuo Luko tiesiau savo kelią iki Mauritanijos. Buvo likusios 2 dienos iki Ramadano ir aš jau pasipuošusi visom įmanomom skarom. Bandžiau sugalvoti, kaip visgi man tą Mauritaniją pasiekti. Kaip matote, su gyva. Galva yra ant pečių. Tos 3 savaitės Mauritanijoje pakeitė mane ne tik kaip žmogų, bet ir kaip keliautoją. Ir nekantrauju jum papasakoti. Bet dabar grįžtam į pradžią. O pradžia buvo tokia. Labas rytas, reikia keltis. Laisvės dokumentai jau veterinarijoje. Tikiuosi dar nesąmonių nebus. Kas nežino, tai prieš atvykstant į keltą į Maroką sužinojom, kad šitos ponios dokumentai yra netvarkingi. Ir išvažiuoti iš Europos su jais tai tikrai problemų nebūtų kilę, bet grįžti į Europą be šansų. Tai tiesiog laukiam naujų dokumentų ir 2,5 savaitės iš tikrųjų Lidlo aikštelėje gyvenom ir tikėjomės geriausia. O kad labai nebūtų liūdna, tai mano dėdė ir teta per Europą motociklais važiavo, tai užsuko aplankyti ir nuotaiką pakelti. Labas rytas. Aš graudinuosi. 300 euriukų už valandos kelionę keltų ir ilgai laukta akimirka. Ir jeigu manęs klausia, Dugne, ko čia žliumbi, tai nuo Anykščių iki Afrikos atvažiuot buvo reikalų ir gal ne visai tikėjau, kad taip paims ir pavyks. Aš labai negražiai apsivilkus ir Luką visi vyrai smerkia, nes galvoja, kad jisai manęs neaprūpina. Čia šitoj šaly moters niekas nesmerkia, smerkia vyrą, negu ištekėjus. Bet taip atrodo ir visi jį gėdina. Nežinau, ar galima čia filmuoti, bet čia kažkas vyksta. Čia dabar sustojom ant pasienio, persikėlėm jau. Ir čia tiesiog mašinas belekiek viską užkrauta ant viršaus. Nenoriu šito iškišt labai ir filmuot. Belekiek viskas užkrauta ant viršaus. Šis skarbenkės kažkokias išsitraukė. Aš nesuprantu, ar čia dengia nuo lietaus, ar čia turkus bus. Ugne. Ar žinai, ką marokietis vaikas per kalėdas dovanų gauna? Na, Lukai. Šitą nekelsim. Sveiki atvykę į Maroką. Persikėlėm, šiaip ne taip. Stebuklingai kažkokiu būdu vos nepramazinom kelto.
Kaip pirkom, sako, open ticket, tipo, bele kada gali. O po to atsikėlėm, žiūrim, kad krapšto šitą bilietą, žiūriu, kad 9:05 parašyta ir kad užsičekininti keltę reikia prieš 2 valandas. Jis yra absoliuti nesąmonė. Bet mes atvažiavom 10 minučių iki kelto ir išplaukėm 30 minučių po išplaukimo laiko. Tai buvo labai smagu. Lukas, pavyzdžiui, draugas susirado keltę. Marokietį vietinį. Jis labai gerą pick-up line turėjo. Ir valandos šnekėjimas baigėsi moralu, kad vaikus reikia gimdyti. Tai sako, jūs europiečiai, jūs nesuprantat, kas šeima yra. Ir jisai turi 5 vaikus. Ir yra iš 9 vaikų šeimos. Ką? Čia yra Tangir miestas. Pradžiai atvažiavom į biškį rajoną. Sakykim, švelniai taip. Buvo sudėtinga Lukui vairuoti. Pagausim. Thank you. Na, Pepsio vietoj vandens gavom. Tai... Kalcos navo. Thank you. Čia dabar valgyti, čia kokį atvežėmą. Все вкус? Nice between. Jo. Tikrai, žinok, nesukūsim. Česnakinė yra normaliai. Gal nieko visai. Triesim ar ne? Man labai įdomus dalykas buvo prieš atvažiuojant, klausinėjausi, kaip čia su ta atvykimo tvarka važiuojant su mašina. Ir vienas lietuvis pasakė, kad reikia pravaryti technikinę čia marokietišką, nu tipo pravarys tenais kažkokią. Bet pavyzdžiui, Samoška linkėjimai jam sakė, kad jam išvis švietė mašiną. Ir mes matėme važiuodami tą švietimo eilę. Bet mums buvo labai juokinga, mes kažkaip net ten nuvažiavom. Atėjo dėdė policininkas, tipo pasižiūrėjo, Lukas nuėjo, atidarė jam veną. Jis net nežiūrėjo. Ir sako, taip žiūri, prisimerkė čia mum. Žiūrėjo tą veną, sako, droną turit? A mes dėdė atidavėm. Sakom, ne. Gerai, sako, ate. Ir visas patikrinimas, nieko net. Aš net pasivedžiau, galvoju, dar kažkokie patikrinimai bus. Bet tiesiog nuvažiuojant, jau kirtus pasienio punktą tiesiog išbėgo baba ir bandė mum už 50 eurų SIM kortelę parduoti. Ir viskas. Marokas. Arba oficialiai Maroko karalystė. Valdymo forma – konstitucinė monarchija. Tai reiškia, kad karalius turi realią politinę galią. Sostinė – Rabatas, pinigas – marokietiškas dirhamas. Net 3 oficialios kalbos, o vyraujanti religija – sunitų islamas. Skaudžiausia vieta – Vakarų Sahara. Politiškai itin jautri tema. Marokas ją laiko savo teritoriją, bet tarptautiniu mastu statusas stipriai ginčiamas. Todėl iki pačių dienų Vakarų Sahara įvairiuose tarptautiniuose šaltiniuose vis dar įvardyjama kaip paskutinė likusi gyva pasaulio kolonija. Tačiau nepaisant visų iššūkių šiandien, Marokas yra viena stabiliausių Šiaurės Afrikos šalių. Kažką davė valgyti, nežinom, ką sakė čia dovanų. Ir jau žalės kažkas yra nusipirkti atgai. Nepirko. Na tai ačiū, kad patikrinai. Pavalgėm, važiavom, tiesiog kažkur ieškot, kur miegot. Ir išsuko Lukas į žiedą ir prieš akį žiūri, belikė kemperį pristatyti atvažiavom. Kažkai galvoju, kad nemokama bus, jis pristatė iš karto dėdas. Vien sako 60, kitas sako 70, kitas dar kažkiek. Tai kiek mokėjom? Šiam. Kiek čia gaunus 5,5 eurų, davė tokį papiriuką, bet aš nežinau, ar jie čia dirba tie žmonės. Ne, čia nei vienas nėra dirbantis, mes tiesiog taip žaidžiam, kad mes mokam pinigus, tai jie mums leidžia. Ramybės duos ir prie viso šito dar aišku žolė siūlė ir alaus. Viską suveikti gali, ką reikia. Vaiko, jeigu kam reikia, irgi, manau, galėtų suveikti. Inkstą, be problemų. Einame god. Ilga diena buvo. Išjungi šviesą viskas. Bye. Žinai, kad ananasė gerai išsimiegoja, jeigu va šitaip dieną pradeda.
Gerai įsimiegojai? Gerai? Gerai įsimiegojai? O šitas gerai įsimiegojo? Puikiai. Google Mapsai. Rodo, va ten važiuot. Jis nežinau, ar matosi, bet bala. Šiandien tai tada. Na tai diena, aš važiuojam ant kelio jaučiu ir praminsim. Nu, šiandien tai jau... Šiandien tai ne. Bet vakar vakare tai jau biški toks hitino, kad ne Europoje esi. Ir nuovargis visas susidėjo ir tiesiog pamečiau mentalizuojančią dalį sekundį. Lukas pradėjo googlinti apie kas vyksta Mauritanijos ir Maroko pasienyje. Tai aš jau buvau susitaikius su tais visais karais ir minom. Bet kažkaip vakar vakare nuvargusios galvos vėl visus šitos dalykus išgirst. Nu, tai, kad pavyzdžiui, negalima niekur nusukti nuo kelio dėl to, kad dar nuo pilietinio karo labai daug minų visur yra nesusprogusių ir daug žmonių žūsta. Nu, žodžiu, kodėl čia tie gaidžiai bėgioja visur? Nes kontikai čia. Tai va šitą pamačiau, šitas vaizdus pamačiau vieną kartą. Sakau, viskas, nebereik man šeimos, aš keliausiu dabar. Yra toks dalykas. Kelintą mėnesį būnant kelyje viskas susipina ir persimaišo. Ir jei įsėdus į lėktuvą tu jauti, kad keliauji, sėdint namelį ant ratų, viskas tampa reliatyvu ir klampu. Žinai tik tiek, kad namai buvo prieš daug degalinių, kai žandus dar kasdavo šalčiai. Bet taip ir nepastebi, kada naktim pradėjai nusispardyti kaldrą, kad vis dosniau save apdovanoji kremu nuo saulės ar to, kad sutiktų žmonių akys vis tamsėja. Ir kai žiūri veidrodį, tu savo toks pat. Bet kažkur giliai vidai žinai, kad galva pildosi vaizdiniais ir istorijom, kurias kada vėlais vakarais pasakosi draugam, kaimynam, o gal nepažįstamim iš telefono ekrano. Kaip ir šį kartą. Žinot, kaip sugalvojom, kur važiuosi Maroke pirmiausia? Sustojom nusipirkti baglenčių Ispanijai. Pardavėjas sako, žinot, kadaise gyvenau ir aš namelį ant ratų. Maroke. Kaime tokiam. Ten būna labai ilga banga. Jeigu nuo pradžios ją pasigauni, tai minutę surfinė. 2. Po to bekalbant sakė jau 3. Galiausiai bedė pirštų žemėlapio mes ir išvažiavom ten. Nuo Tandžyro iki kaimo gaunasi apie 900 km. Tai marokietiškais keliais, kelios dienos, keliai palei pakrantę. Bet su nukrypimais ir sustojimais gal savaitėlę gavosi. O važiuot smagu. Važiuoji, su visais mojuojasi, stoji pakelės kavuko. Europietiškai subiniai nepažįstama. Tai 2 puodeliai ir avelės pataluose skaičiuoji iki 4 ryto. Va, kiek iš viso už kavukus? Už viskas mokėjom 12 dirhamų? 19. 19 dirhamų. Tai 2 espresso, kapučinas ir šitas. Už šitą tai pinigų sakė neėmu. Ir jam labai patiko Luka Bairis. Sako, o kaip pigu, sako, ten tai nesąmonė, policija sustabdė, sumokėm 105 dirhamų, mafija. Kaip žvengt pradėjo, yes, mafija. More money. Vakare jau negalėsiu užmigti. Jo, mes pirmą naktį Marokė iš ryto nusipirkom kavos. Aš iš vis nusipirkau su pienu. Lukas visada double espresso. Sekantį dieną 4 ryto užmigau. Niekam neišėjau užmigti. Tai vaizduojat, Afrikoje Ikėją radom. Ne, daug čia tų Ikėjų. Bet Lukas galvoja, kad čia ryžiai yra. Vermišėliai, cukraus pudra, cinamonas ir vištienos. Ar skanu? Šiaip tikrai kažkaip labai skanu. Bandyk. Aš labai bijau. Daug man kontroliuoti. Labai skanu. Na ką, labas iš Kasablankos ir iš milžiniškos Moskos. Čia sustojom, pavyko kažkokiam parkinge ir labai juokingai dėdė prašė 50 pinigėlių, viską 5, sako ne. Tada sako, žiūrėk, tada duodu tau biškį daugiau, bet duok gražos. Tai davė šiam 5 ir gražos nebedavė, sakė, duok man kavos nusipirkti.
Va taip atrodo. Čia milžiniškas pastatas. Einam pro policiją. Tu nelaipik čiagi. Jėzau. Kiaulė į bažnyčią atvežk ir ant altoriaus užlips. Kiaulė į bažnyčią atves, kad jais protą, kad tokia pati ir pasipočiau. Pasižiūrėjau, ką tik graži Moska, be mūsų tiesiog neleido. Sako, nu. Juos įleido. Nepersiduoda per video, kaip čia įspūdingai atrodo. Čia yra didžiausia Moska, kokia esu gyvenime mačiusi. Ir tai ne tik pati didžiausia mečetė Maroke, bet ir viena didžiausių visame pasaulyje. Ir kad suprastumėt jos dydį, nes per video tikrai nepersiduoda, 93 metais atvėrusi duris piligrimams iš viso pasaulio, mečetė savo viduje talpina net 25 000 maldininkų. O jeigu dar pridėsim kiemelį, kuriame telpa dar 80 000, galite įsivaizduoti. Dėja, jeigu nori eiti, reikia susimokėti per abu 24 eurus. Čia mūsų... Padėsiu tą. Čia mūsų Maroko dienos biudžetas. Tai labai gražu ir iš šono pažiūrėti. Keliai driekiantis tolyn link kaimo už nugarį pasiliko pažįstama žaluma. Pakelės asilus keitė kupranugariai, oras vis labiau dulkėjo, oda ir panelės vis labiau kaitino saulę. Jei prisimeni, tai per pusę Europos pravažiavom pabijodami net telefonus pasikrauti, o na popietę galvą su Dysonu džiavinaus. Ir net nepergalvojau 2 kartų. O galiausiai ir kaimą pasiekėm. Ir ta banga, tikrai minutės ar 2, visai protų susuko. Ir taip, kasdien, mėnesį laiko, 2, 4, kartais 5 valandas per dieną subanglinta vandenį malėmės. Pasimiršo darbai, pasimiršo planai, ir jei kada teko skrieti banga, visiškai suprantat apie ką aš. Bet, kad ir kaip norėjosi likti dar ir dar, žemėlapis mane davė ramybės. Atsidarai ir matai, kad Mauritanija ranka pasiekiama. Ir supranti, kad nėra kelio atgal. Ir nors pirminis planas buvo sukeliauti iki Ramadano, mat per tokią religinę šventę keliauti labai bijojau, vandenynas išplovė visas mintis. Ir kortos sukrito taip, kad, nebebuvo kas daryti. 3 kartą bandau aplikuoti Mauritanijos vizai. Žiūrim, kas čia bus. Žodžiu, pirmą kartą aplikuojant, kaip gali girdėti, žiauriai sergu. Kažkokį virusą pasigavau. Pirmą kartą aplikuojant, čia yra visiškai nauja sistema, jinai prieš kelias savaitės čia pasirodė, bet pirmą kartą aplikuojant tiesiog sukėliau visus dokumentus, patikrinu, atmetė. Ir nesuprantu, kodėl parašyta, kad paso nuotraukos megapikseliai, tas dydis, yra netinkamas, kad mano įkelta nuotrauka ten 3 megapikseliais ilgis viršyje. Ir dėl to atmetė aplikaciją. Okei, kam nebūna. Susitvarkiau, replikavau, pasirodo, kad dabar jau netinka ten megabaitai ar kažkas dar. Ir aišku, šitos informacijos nepraneša, kai pildai viską. Anksčiau būdavo galima ant sienos atvažiuoti, susimokėti. Dabar visas tas pats procesas yra išlikęs, bet tu gauni dabar QR kodą. Jį turi nusivežti tenais ir, tą patį daryti, ką anksčiau, irgi susimokėti ten viską. Bet tikriausiai bando dabar trekinti realius turistų kiekius, kaip suprantu. Nesuprantu, ką per zarazą pasigavau, bet šiaip šiandien dieną jau geriau jaučiausi. Bet panašu, kad man niekaip nepraeina. Nežinau, ką daryti. Vaistuoju čia kažkokių geriu. Bet nesuprantu, šal. Galiausiai bacila pati pabėgo. O po to, po kelių dienų išsiaiškinus visus dokumentų bairius, atsibučiavau su Luku, šuniukais ir išriedėjau į kelią. Pirma stotelė – Dakla, vakarų Saharos sostinė.
O kaip atrodė mano pirmasis pasimatymas su sakravi žmonėmis, ar kaip sekėsi kirsti vieną labiausiai užminuotų pasaulio teritorijų, papasakosiu kitoje serijoje. Sustojom tūlikė, mamaška yra, tūlikiukai ir aš. Koks keistas dėdas jau prisignysiu, nes man turi šitą draugikas, ar čia kažkas keistas. Sveiki atvykę į pasienį. Įsivaizduoju, kas dabar darosi. Sakau, diržą užsiseksiu. Sakė, nėra.